Žmonės anksčiau burdavo nuo visokių dalykų. Nu, ta prasme, aš ten skaičiau, žiūrėjau vakar, nuo javų krypties, nuo ten oro, debesų išsidėstymo, iki aukojamų gyvulių ten visokių būdavo dalykų, ten kraujo žiūrėdavo ir taip toliau, kasos ten visokius dalykus žiūrėdavo, nu žodžiu, daug įvairių. Ir matau, kad jūs esat visko atsinešę šiandien ant stalo. Iš ko jūs būrėt dažniausiai šiai dienai? Nu, iš gyvulių vidurių nebūriu. Ačiū. Nes apskritai laikau, kad kraujo magija yra labai, labai pavojinga ir noriu pasakyti merginom, kurios galvoja, kad čia viskas paprasta ir jos taip gali pririšti vyrą, tai tikrai ne, tai duoda labai blogas pasekmes, alkoholizmą, valios praradimą, depresiją, o kartais ir mirtį. Mylėkit savo vyrus, kaip mylit ir nebandykit juos pririšti magijos būdu, nes pasekmės yra labai liūdnos. Kraujo magija apskritai man tokia juodaja. Taip, tik juodoji magija. Bet kokiu atveju. Kraujas visada yra stipru, visose pasakose, visi įsipareigojimai patvirtinami krauju, todėl kad tai yra tavo informacija. Tavo kraujas yra tavo informacija. Ir tu daliniesi informaciją, arba tu veiki kitą žmogų, tai yra labai stipru, bet naudojant negatyviai pasekmės yra labai liūdnos. Labai kiek aš esu traukus žmonių iš to, labai sunku iš to ištraukti. Įmanoma, įdėjus milžiniškas pastangas, atstatyti žmogaus, kaip pasakyti, dvasinę būseną iškreiptą tais ritualais, bet tai yra labai sunku ir kokie be būtų patrauklus ten internete ritualai, nedarykit to niekada. Galiu prisiekti, kaip norit, kad nieko gero iš to nebus. Ką turit čia atsinešus, iš ko galit burti ir kas čia yra? Matau tik dubenį, kuriuo galima gruoti, tai tik tą atpažįstu. Kas yra? Mūsų bendravimas, mūsų kalba, viskas yra vibracija. Pasaulyje viskas eina ant vibracijos. Mes kalbam, kažkas juda, lapai juda, visata juda, vibruoja. Nu tai didelę dalį laiko aš esu susijusi su būtent vibracijom, garsu. Kitas dalykas yra kristalai, kurie aktyvina, ramina, nukreipia, sugeria energiją. Jų paskirtis. Čia toks kaip krištolinus rutulys kažkoks. Tai yra kalnų krištolas. Kalnų krištolas tokios turi ugninės energijos, labai gerai išsigryninti kartais. Filmuose mato ateitį visą laiką per tos krištolus. Čia irgi matom. Tai galima. Viskas yra čia. Galvoje. Čia yra tik tai, kaip pasakyti, vizualizacija to, kas tavo galvoje jau yra. Aš sakau, aš galiu, kaip prieš laidą, prieš pokalbį kalbėjom, kad galima be viso to. Bet kadangi aš esu savo esmė irgi menotyrininkė, aš mėgstu grožį, man tai prideda malonumo dirbant savo darbe. Okay. Todėl aš naudoju. Nors tai yra švytuoklė. Kas yra švytuoklė? Tai yra prisijungimas prie bendro informacinio lauko, kuriame yra visi atsakymai. Per žmogaus energetiką. Klausia, tau atsako. Bet kaip klausti, ką klausti ir kaip priimti tą informaciją, irgi yra visas mokslas. Švytuoklė tokia su hipnozė iš karto, tavrasme 100% asocijuojas. Nežinau kodėl, nes gal visur, kur matai ten. Tai čia jau yra filmų reikalas. Čia yra popsas. Bet švytuoklė tai yra vėlgi mūsų pasaulis irgi tuo pačiu švytavimo principu sukurtas. Nuo minuso iki pliuso, reiškia, ten atgal, teigiama, neigiama, juoda, balta. Ta pati švytuoklė, jinai gali koncentruoti žmogaus informaciją tam tikram taške ir duoti atsakymą, sakykime. Okay. Nors yra metodikos, su kuriuom gydoma švytuoklė. Lietuvoje nežinau, ar tai yra naudojama, bet žinau, tokia profesorė, kuri visą kliniką turėjo, kur buvo diagnozuojama ir gydoma švytuoklės pagalba. Ir knygos didžiausios yra parašytos apie tai. Tu gali išsiaiškinti ten visą diagnostiką iki blakstienų. Yra ir taip. Aš kitkam šiek tiek naudoju. Čia yra kristalas, kuris neša pinigus, spiritas. Čia yra akmuo.
Akmuo čia toks blizgantis ir akmuo. Taip. Neša ką? Pinigus? Pinigus. Bet tai kišenė. Bet čia atrodo kaip metalo, luitas. Taip, bet jie ir kasė, jie tokie briaunuoti. Ir yra čia neapdirbtas. Nori, Hubertai? Jeigu šitas yra toksai, jis visoks būna, tai piritai jie tokie yra. Jeigu aukščiausios rūšies, tai jie yra tokie teisingi ir gražus. Kiek gamta yra tobula, kaip jinai gali viską apskaičiuoti ir padaryti. Ir tikrai ne mes. Kortos. Kas yra kortos? Kortos yra informacijos sistema, kuri nuskaito tavo lauką, padedant suorientuoti į paveiksliukų pagalbą. Čia taro kortos ar ne? Čia yra Madame Lenormand kortos. Lenormand jinai net ir nusakiusi ateitį buvo Napoleonui. Jo, ir ją už tai ištrėmė ir pasodino į kalėjimą, bet po to paleido viskas ten neblogai. Taip, todėl kad bijojo, nes kaip jinai pasakydavo, taip ir būdavo. Bet įdomus dalykas, šiaip apie Napoleoną ir apskritai kitus kažkokius tai galingus personažus, asmenybės istorijos toje tėkmėje, daugelis jų, ypatingai žiūrint seniau, turėjo visą laiką savo kažkokią tai burtininkę būrėją šalia savęs. Jūs manot, kad dabar kitaip? Nežinau. Didžiosios firmos, kai matai glifus žmogaus lauke arba jų prekinių ženklų lauke, įdedami ženklai, kurie traukia sėkmę, tai yra energetiškai įdedama, už tai mokami didžiuliai pinigai. Ne taip sau. Pilkas žmogelis taiga ėmė, išgarsėjo, pasidarė pasaulinį aktorių. Čia įdomus dalykai, garsus žmonės ten visokius turi. Sakykime, pasaulio stiprėjai. Visi žino, kad Stalinas buvo magas ir turėjo prie savęs magus. Ir dirbo visa sistema, kaip ir Reiche, irgi visi ten su magija buvo susiję, rūnas tyrinėjo ir visa kita. Visi didieji turėjo savo magus. Visada, visais laikais ir po šiai dienai. Aš kiek esu skaičius, tai tas Kubos diktatorius, ar kaip jis Fidelis Castro, jį saugojo 4 ar ten 6 vudų raganos. Ir į jį kėsinosi kiek ten kartų amerikiečiai ir ne vienas pasikėsinimas nepavyko. Vudų magija yra labai stipri, ypač jinai stipri ten, kur jinai yra gimusi. Pas mus tai čia yra įsigimimas ir tik juodus dalykus. Jie ten ne tik juodus dalykus darydavo. Kiekviena magija turi savo vėlgi šalį, jeigu ten druidai, ten daugiau vienam krašte, ten sakysim Airija, jeigu tenai Skandinavija, tai yra runos, tai visi turi savo. Jo, Napoleonas apskritai, jeigu dar tą temą pabaigiant, tai jisai buvo labai stiprus kaip asmenybė ir jam, man atrodo, to momentu išpranašavo, kad nepaeis, ta prasme, ir taip. Ir taip ir gavosi. Tai buvo, nežinau kiek, aišku, sugedusio telefono čia yra per tų daug metų, bet pakankamai... Taip ir buvo. Kaip jinai nusakė, buvo toks hieromantas, labai garsus, kuris irgi nusakydavo Prancūzijoje ateitį žmonių, kurie pasieteidavo ten įvairiausi ten didikai ir visa kita, jo žiauriai bijojo ir kiek aš žinau, kad jis ne savo mirtį mirė. Jis tiesiog pasakydavo iš rankos, kad tau tai bus taip ir taip, tiesiai šviesiai. Lygiai taip pat mes žinom apie rusų imperatorių, kur irgi labai magais rėmėsi, bet po to, aišku, jų atsisakydavo labai gražiai. Bet tik tada, kai jie pradėdavo lysti į politiką. Šiaip kažkaip rytuose tos raganos buvo gerbiamos, bet kai jos pradėdavo lysti į politiką, jų laukdavo tas pats, kas ir šiais laikais. Okay. Runos, sakėte, ne? Mes turim, aš galvojau, kas tai apskritai yra, nes niekad nesumatęs, kas tai. Kažkoks senovinis jau labai artefaktas. Taip, tai yra iki religinės sistemos. Geras, jie mediniai apskritai. Aš įsivaizdavau, kad čia bus kokie akmenukai irgi. Visokių yra? Yra turbūt skirtingai? Yra įvairios runos. Man, pavyzdžiui, patinka medinės, todėl kad jos iš ankstinai taip tokios ir buvo, rėžiamos. Nes runos tai yra rėžiai, kaip žaizdos, prarėžtos visatos apvalkale, sakykime, per kuriuos ateina šviesa.
Akmeninės, taip, bet man jos gana šaltos, man nepatinka. Nu, medis apskritai. Man patinka medis, jisai yra šiltas, jisai gerai laiko informaciją ir todėl aš labiau runas mėgstu medinės. Paprastai. Jos paprastos, nėra jokios pompastikos, o kalba lygiai taip pat gerai kaip ir prabangės. Kortos irgi yra jos skirtingos. O čia yra viena sistema, Lenormand sistema, o čia yra Taro sistema. Taro kortos nuo senojo buvo tokios, kaip ir... Kažkaip esu girdėjęs, niekada neburk iš svetimos Taro kortų kaladės, ne? Taip. Nu, tai yra paprastas dalykas, tai yra energetika. Aš liečiuosi prie kortų ir duodu joms savo energetikos, jos man duoda savo energetikos. Ir jeigu aš dabar kaip rodo filmuose, kad ten, reiškia, patasuoja, tada duoda žmogui nukelti. Nu, įsivaizduojate, jeigu pas tave per dieną ten kažkiek žmonių ateina ir kiekvienas liečiasi prie tų tavo kortų, tai tu, kaip pasakyti, pavargsi valyti jas. To, kad kiekvienas prisilietimas tai yra energetika yra ir teigiama, ir neigiama, nu, o kai daug kartų susimaišo, tai jau yra purvas, tai yra iškreipta informacija, todėl aš savo kortų neduodu liesti kitiems žmonėms. Tai yra mano, nori sužinoti, nu, tai rankas laikyk prie savęs. Aš apskritai žiūriu ir galvoju, kažko čia galiu neliest, gal geriau nieko. O šiaip, vat, skirtingos kortos, taip toliau, runos, matot skirtingus kažkokius tai dalykus, ar kažkaip kitaip pasakoja apie kitus dalykus? Tiesiog tai yra kanalas, pavyzdžiui, namuose turiu 200 kortų kaladžių. Ir jeigu žmogui norima pasakyti kažką, imk bet kokią kaladę, jinai sakys tą patį. Papildys vienu niuansu, kitu, paveiksliukai tokiu stilium ar kitu, informacija bus ta pati. Ir jeigu, pavyzdžiui, rimti meistrai tam pačiam žmogui sako, tai ir vienas pasakys tą patį, ir kitas pasakys tą patį. Todėl, kad informacija tai yra viena. O ir runos irgi, ta prasme, iš esmės tas pats kanalas, tiesiog kita forma, ne? Taip. Gali, iš esmės, burti galima akmenim, pupom, nežinau, pagaliukais, kuo nori. Iš esmės, tą pačią informaciją gali gauti bet kokiu būdu. Akmenukais nuo upės. Mokėk skaityti. Mokėk skaityti. Kaip ir aš galiu imti ten kokią įmantrę švytuoklę, lygiai taip pat aš galiu daryti su savo žiedu, ten plauku ir netgi vinimi ant siuliuko. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.